Mano sėkmės istorija tai jau darbs ir po darbo valandų iš tikrųjų. Tai va, tai jau žmonės kilės visi darbą, o aš tik tai užsirakinau kirpyklą ir jau mėguoti. Tai jeigu pradedi nusisekti, nustebėti, aha, nei čia nuvažiavo, padalyvavo, savim parodė, kokie gražus darbą, ir aš tiek noriu darbuotis. Bet toks jausmas, kad tavim mato visus pasaulis ir tu dar ne vieną žodį nepasakėjau, jau tavim nuteisė, ne? Tai čia labai gerai. Tai galim pradėti, ne? Galim pradėti. Tai labas. Labas. Mes su Edita labai esam laimingas, kad redaktorė liet mums žemaitiškai šiandien kalbėti. Tai Edita, aš tai noriu pristatyti kaip grožio specialistą, o apie tavo visus laimėjimus mes pakalbėsim biškį vėliau. Gerai. Tai susipažinkit, Edita Laučienė. Kaip tu gyveni? Labai gerai gyvenu. Papasakok biškį apie savo konkursų laimėjimus. Paskutiniu metu žiūriu tik dėdi laimėjimus. Kas ten buvo laimėta? Metų kirpėja, mačiau, iš daugiau paslapčių. Tai visų pirma, aš galvoju, kodėl jūs manim pasikveitėte, ne? Tai jumis tikriausiai duomen iš mano specialybės pusės, ne? Viskas duomen. Ir asmenybė, ir laimėjimą, nes labai netradiciška, pavyzdžiui, grožio sfero, ne? Kad tas amats kiltų į aukštesnį lygį. Ir man užkart kil klausimas, iš kur ta ambicija, kodėl, ar tu pasiekė lubas kažkokį savo profesiją. Papasakok apie tom prieš istoriją ir tus laimėjimus vis. Kiek nori. Gerai. Tai visų pirma, pagal specialybę. Aš esu plataus profilį kirpėja. Dirbdama savo darbą aš atsiprofiliavau, kas man patinka ir kas man nepatink. Platus profilis apie praktiškai visas, sakykime, procedūras, įskaitant ir vyrų kirpimus, bet per daug metų aš atsirinkau, kas man patinka, kas man lengviau gaunas, kas man sunkiau gaudavus arba man nebūdavo artima širdžiai. Tai tiesiog stengiau šitoj vieto kvalifikacijas nekelti, nedirbti. Nes man darbs visų pirma tai turėjo teikti malonumą. Aš turėjau jaustis gerą, juk visi sako, nedirb mėgstamą darbą, tau nereikės dirbti. Tai va, po, sakykime, 25 metų aš galiu sakyti, kad aš dirbu savo mėgstamą darbą ir aš pareinu į namus pavargusi galbūt fizišką, bet nepavargusi emocišką. Aš galiu parėti, pavalgyti, persirinkti galbūt ir vėl darbuotis ant savo 12 darbo valandų. Nors dabar gavus tiek, kad aš 12 darbo valandų po darbą, tai lėlis šokauju. Tai net nebaigi darbo, net po darbo. Pabaigu darbą, pareinu pavalgau, pasils ir jeigu ir kažkoks konkursus užsibriežts, kažkoks čempionats, tai aš vėl grįžtu į darbą, vėl užsidarau savo kirpyklą ir ten tada atidirbu technikas, šokauju lėlis. Tai va, paskutinį, va čia dabar Lietuvos čempionats balandį mėnesį, kur buvo, tai pasiekiau tikriausiai ton tokį viršūnį, kad iki 6 ryto. Šokavau lėlį iki 6 ryto. Galbūt papasakos apie konkursų laimėjimą. Tu prieš istoriją, atsiprašau, aš nekantri. Ne, tai va, tai jau žmonės kilės visi į darbą, o aš tik tai užsirakinau kirpyklą ir jau mėguoti. Tai va, tai kartas jau kitiems gal atrodyti, kad tai mano laimėjimai yra kažkokia sėkmė. Kažkaip visi taip ir įvardint. Papasakok savo sėkmę. Dabar populiaru, pasidalink savo sėkmės istoriją. Sėkmės, nedarbo istorija. Mano sėkmės istorija tai jau darbs ir po darbo valandų iš tikrųjų. Čia jaunimo gal, žinokit, po sėkmės lypi daug darbo. Tikrai, bet žinokite, pas jaunimą irgi to nuomonė visų pirma jaunimo to nuomonė suformuotai suaugusieji. Nes pat suaugusieji paklaus, kokia tavo sėkmės formulė, papasakoji savo sėkmės formulę, jaunims išgirsti ir žinai, atrodo, kad čia sėkmės formulė. Aš kaip tik noriu ton jaunimą kažkaip tiek, anam papasakoju tokį kaip ir tiesą, kad po sėkmės formulė jos lyp labai daug darbo valandų. Labai daug treniruočių, labai daug, aišku, išleistų ir finansų labai daug, nes tu ten gali treniruotis, ruoštis, bet būn ir samdomis trenerė, būn ir kvalifikacijos kursą keliamis. Taigi ir investicija į lėlis, į rūbus, į makiažus, į papuošalus. Taigi yra konkursų dalyvavimo kainas, kiek tu sumoki už konkursą, kiek tu sumoki už kategorijas, ton dalyvavimą aikštelėje. Aišku, į visko dar plus atsiriam pinigą. Bet visų pirma, sakau, pačiu pradžiu, tai buvau plataus profilio kirpėja, kur atsiprofiliavau pati, ko aš noriu dirbti, kas man teik malonumą. Atsiprašau, o tas yra, papasakok žiūrom, moterų kirpimai. Čia yra moterų. Mano mėgstamiausia, sakykime, tai kategorija, tai mano darbė yra dažyma, šukuosenas, trečioje eilė galbūt kirpima, tai va tokių, sakykime, klienčių, kad atėtų pas mus tik apsikirpti ir labai nedaug.
Aha. O atsiprašau, girdėjau gandus, nežinau, čia teisybė ar neteisybė, kad pas tavęs labai sunku papulti, kaip ten yra, ar tau klientą ir taip patys, ar priim naujų pasidalymų. Jo. Sunkus klausimas. Taip, iš tikrųjų, tai pirmenybė teikiu savo nuolatiniams klientams, savo lojaliems klientams, kad tai pas žmonės jau tikrai labai daug metų. Aišku, iš savo klienčių pusės, kas man labiausiai patinka, tai gaunu labai daug pagirėjimų, kad tu čia esi pati geriausi, kad tu čia esi visokie kokie geriausi, bet aš galvoju, kad tas geriausi, tai ir kai klientas tavai sako, tas klientas, katras pastavi sėn. Mums pastavi sėn, savami vardint kaip geriausia, ne? Būna kitų klientų, kad yra ten ir neba ten, pakartotina ten, jų gali kur kitur, jau išėntai jau ir ten ta kita kirpė ir pati geriausia, bet čia viskas normalu. Tai aš tokių klienčių, kur aš galėčiau irgi sakyti pačias geriausias, nors tegu nesupyks naujas klientas, ne, bet tikra, aš turiu, žinokitės, aš dar kirpėjai net nebuvau, kai aš jau turėjau klienčių. Ir mes su tom klientėm, atrodo, kartu žanėjomės, kartu vakus gimdėm, kartu vaką į mokyklas į darželius ėjai, į tai vaką jau užaug, į tuos klientus dar tebėm pas munis. Tai čia ir iš tikrųjų tokį matytais jau netgi sakyčiau Dievo dovaną turėti toks tas klientis. Tikrai. Bet ir tų naujų klienčių, nes vis tai gyvenam skint, gyvenam skeitas, kažkas išvažiuon, kažkas susirondi ir kitą ton kirpėčiai, visiškai natūralu, į tų veitų atsirondi ir aišku, jeigu aš turiu galimybę rašyti klientą naują, aš nerašau, šią dieną, jeigu taip šią dieną, tai aš, šiandien viena moteriška dar parašiau, kad birželė dar, Liepos 2 ir 3 gal ten parašiau, kad įda laisvų veitų, nes pas mums suplanautų viskas jau sausio mėnesį. Mano visas nuolatinis klientis užsirašo visiems metams iki pat naujų metų, nes anus žina, kad jeigu nus dabar neužsirašys, tai naujiems metams anus nepapuls. Super. Tai anus vis tiek tokius klientis, katros gal atėti tik po darbo. Tai anus vis metu užsirašo 5 valandą, ne? Ir klientis, katros gal atėti tik per pietų pertrauką. Ir klientis, katros gal atėti bet kada, arba klientė, katra gal atėti tik tą 9 rykmetį. Tai čia tas labai gražiai viskas ir išsidėlio. Kažką tu užrašai tik 9 valandą, kažką tik tai 5 valandą, keika nutelp, teik ir rašau, daugiau neįkeiši. O kaip klienčių tą nuomonę apie jūsų, tus laimėjimus visus? Grįžkiam prie tų visų konkursų, tų visų adalina tiesa. Laba. Žinok, toks jausmas kartas yra, kad toms klientėms anoms labiau netgi patinka į laimėjimą negu mums pačia. Bet aš galiu biškį apie to laimėjimų kiekį, papasakoti. Tai dirbau tą kirpėją, paskui auginau vakus. Aišku, tame omžiau, katram dabar aš esu, jau kiti grožio specialistas, sakykime, ir pasiekė gan aukštus savatus kvalifikacijas laiptelius, ane jo vyra teisėja, ane konkursų, ten visokiais, sakėm, stebėtoje, komisijos narė. Čia kiekvienam žmogui palei ano gyvenimą sąlygas, ane. Aš, sakykime, kol vaikučius auginau, ašgi dar to ciucytį turėjau, ane. Taigi, buvo tokie gyvenimiški dalykai, kur aš nelabai galėjau taip jau plačiai ir lakstyti, ir važinėtis, ir tiems konkursams teikti ir tų pinigų, ir to laiką skirti, ir visa kita, nes kiti buvo visai būtinė ir gyvenimo dalykai. Tai vaikučiai užauga. Sociocyti mūsų irgi yra ta visai kita situacija ir pas mumis atsirado biškėlėlį ir to daugiau laiko, ir tų galimybių, ir aišku, biškį finansiškai tapau dar truputėlį daugiau nepriklausoma. Tai kol auginau vaikučius, nesakykime, aš mėgau galbūt labiau tik tą kelti savo kvalifikaciją. Pirkti kvalifikacijas kėlimo kursus, važiuoti seminarus, nesakykime, tai aš kėliau savo kvalifikaciją, aišku, nuo tų kvalifikacijos kėlimo kursų, tai gerėja ir mano pačios darbo rezultatą. Pasitikėjams greičiausiai. Pasitikėjams savim. Iš tikrųjų, kon ir jaunimo aš irgi, sakykime, jau galėčiau tikriausiai pasakyti iš savo patirties, kad aš buvau toks žmogus, kad aš, aišku, pas mumis kirpyklo irgi atsitekdavo visko. Būdavo ir kai taip plaukiuką klientėms nukentėdavo, bet čia dažniausiai tas yra žinių trūkumo, ne? Ir sakykime, kada jaunam specialistui atsitinka kažkokias tai problemas, kažkas nepavyks, neišėn, galbūt kažką mane ten, sakykime, ir taip plauką prarado savo kokybę, tai iš tikrųjų yra dalis žmonių, kad tai nulėd ronkas, anibėjai, tam prisiliesti prie tų plaukų, bei kažką toliau daryti ir ta specialybė šito veito, anims galbūt, arba, aneišėn iš tos specialybės, arba nei paskiau ilgą kapstos, ne? Aš kažką mėgau, jeigu man kažkas nepasisekdavo ir aš tie pati kursus kažkokius. Ta prasme, visam pasaulio višė, mane neišė. Aš turiu sužinoti, ko kiti daro, ko aš nedarau, galbūt, kad man išėtų. Tai kėliau kvalifikacijos kursus, pirkau visur, ir Klaipėdoje, ir Kaune, ir online'as, ir visie.
per vat COVID dažna buvo labai geras laikas. Ir tas darbs, ta visa kokybė, tai visi rezultatai geriai. Nu, aišku, tas prisideda labai daug, kad tu ir nuotraukas, ir video keli tą, nesakykime, Facebooką, taigi irgi ir klientėms iš lūpų į lūpas tą informaciją visą. Nu, va, ir paskui tu susitinki seminaruose naujus žmonės, tu susitinki kažkokiem ten Kaunį seminarį, buvo su Veinu susipažina, Klaipėdos su kitu. Ir tu tada pradedi sutikti žmonės, vat, katrai dalyvaujant tus konkursus, ne? Katrai važiuojant ir tu tada tiesiog pradedi nusisekti, nustebėti. Aha, nei čia nuvažiavo, padalyvavo, savim parodė, kokie gražus darbą, ir aš tiep noriu darbuotis. Tai aš atsimenu kažkada, jau gal daugiau, kaip prieš 10 metų, gal net prieš 15 metų, tai kažkada Kaune aš buvau 4 dienų seminare, tai buvo atvažiavusi tokia Irina Agarba, tokia labai, vienu žodžiu, mums ten irgi pristatė, kaip grįžusi iš pasaulio čempionato, ten kažkokią veitą užėmusi ten prizinį veitą, aš dabar neatsiminsiu tikrą. Ir mes tada ten šukavom, ir nustei pirštą, ten putus plaukus, kūrė ornamentus, kūrė ruožės, nu, tai tos 4 dienas buvo tokia, žinai, stebuklingas, nu, man šukuosenas vat patinka. Nu ir kažkaip į tom žmogų, tu žiūri truputėlį, taip kaip sudėvins tas žmogus tavo ir atrodo, tu savo, į tos pasaulio čempionatus tikriausiai išvažiavo, kažkokiai, nu, ypatingi žmonės, nu, tokie žmonės, kaip mes čia iš kažkokios plungis, mažą miestelį, sakykime, nu, palyginus dabar, kai kažkiek esu pamačius biškį to pasaulį, mūsų ta plungė, aišku, ir graži, bet miestelis tie prieš kitus miestus, palyginus toks ir nedidelis, ypač žiūrint į tai, dar ant kiek aktyviai dalyvauna meistra, o meistra aktyviai nedalyvauna ne pas mus. Tai va, ir kai aš prieš 2 metus pati nuvažiavau į tą Paryžių. Labai įdomi, papasakok apie Paryžių. Taip atrodo, nu kap. Ir aš da netgi tom pačią Iriną Agarbą mačiau vaikščiojančią tarp komisijos narių, aš galvojau, tai pasirodo galima, kad tai žmonės ir ne kažkokie dievai, kad tai žmonės nieko išsiskiriantis, tai tiesiog žmonės ir pasiekia per savo darbą, per pastangas, per užsispyrimą, tos kartėlis. Matyt visą laiką tas buvo ir manyje, kad ir aš kažko irgi norėjau pasiekti. Kažko truputėlį daugiau, ne vien tik tą, sakykime, mūsų miestelį, tos rinkas ir tų siūlomų, ne kažkokių tai... Tai ten Paryžius sudalyvavo tarptautiniam reiškia, ne? Paryžius ir kaip ten vadinos ta, ar šukuosena, ar kas ten buvo konkursas? Oi, Paryžius tai yra viso pasaulio grožio specialistų organizacija. Šiais metais Ana šventė Dievo 80 gimtadienį. Nu, tai čia yra, kad ten suvažiavom, nu, sakykime, patys geriausi meistrai arba norintys tapti patys geriausi meistrai ir aš būt pati geriausia meistrė. Ir tu, žinau, priklauso Lietuvos. Ir Lietuvos kirpėjų asociacija. Tai čia jau oficialu, ar ne? Taip, kirpėjų asociacija, taip. Lietuvoje irgi yra kirpėjų asociacija. Kirpėjų ir grožio specialistų asociacija susikūrusi prieš 16 metų, jinai yra tapusi jau oficialios asociacija. Tai ir sakykime, į tą pasaulį, nu, nebus taip, kad tu paimsi, žinai, tu čia jautys kažkokį tai labai gerą meistrį, tu nuvažiausi ten sudalyvauti. Visų pirma, tu ir išvažiauji per asociaciją. Ta asociacija, jinai ir suteik tau galimybės važiuoti į pasaulį, dalyvauti pasaulį, čempionatus, pasaulinius konkursus, nes visų pirma, tu išvažiavęs atstovauji Lietuvą, visų antra, tu atstovauji asociaciją, paskui trečia, tai tu atstovauji savim kaip meistrą. Ar buvo kažkokių bičiulių, kolegų, kur kartu važiavot, kažkokių komandų iš Lietuvos važiavot? Paryžiau tai yra komandinės rungtis, ten yra dalyvaujama, sakykime, 2, 3, 4, 5 kiekvienas, netų narių, susirenk norinčių važiuoti. Tai čia yra komandinės rungtis, yra atitinkamas kategorijas, tu pasirenki kategoriją. Tai dažniausiai būna 2 kategorijas. Prieš 2 metus aš dalyvavau romantinė kategorija, tai buvo romantinis garbanas ir romantinė nuotaka. Aišku, mes ten nuvažiavom pirmą kartą, daug ko nežinojom, daug ko pačias nesuvokėm, kaip tas viskas turi atrodyti, kaip adrenaliną gavo daug. Jo, kaip mes tam pasiruošėm, tai mes tik tą tarpusavį prisijaukam ir prisimenam visokius įdomius dalykus. Nu, aišku, tas jaudulys, tas viskas, patirti ton dalyką, kai tu stovi aikštelėje, kai to kategorijoje dalyvaun, sakykime, pirmas metas mano kategorijoje dalyvavo 80 dalyvių iš visų pasaulio šalių. Čia ir didžiulis laimėjams iš tikrųjų atstovauti Lietuvą. Nu, čia yra jau pats išvažiavams ir laimėjams, pats dalyvavams ir laimėjams. Tai reikia įsivaizduoti, kur tu tokį turi padaryti, kiek tu turi pasiruošti, jeigu tarp 80 pasaulį geriausių meistrų, ir tavim kažkas pastebėtų. Ir ten yra Edita iš Plungės.
Nusveikin, tikrai, bet dabar grįžkiam prie tų šviežių laimėjimų. Labai įdomu, ten, kokias kategorijas, kas ten buvo, papasakau truputį. Tai va, Lietuva kiekvienas metas irgi balandį mėnesį vyks Lietuvos grožio specialistų atviras čempionatas. Čia gal dalyvauti visi norintys grožio specialistai, ne tik ta kirpėja, čia yra ir makiažo sektorius, ir nagų sektorius, ir blakstienų sektorius, tu gali kurti pilną įvaizdį, yra aišku ir vyrų sektorius. Tai aš dažniausiai dalyvauju moterų sektoriui, dažniausiai su šukuosenom dalyvauju, nors šiais metais dar viena kolegė iš Plungės, Karina Daržinskienė, tai mes su ją sukūrėm komandą ir dalyvavom dar plus ir raudono kilimo rungtyje. Tai va, aš galvoju, kad jeigu nebūtų tų mano išvažiavimų į ton Paryžių, nebūčiau aš ten sudalyvavusi tose rungtyse, gal nebūtų ir šito laimėjimo. Tai koks tas laimėjimas? Tas laimėjimas tai yra kategorija Prestiž gala, tai yra vakarinė šukuosena. Tai yra labai daug technikų reikalaujanti šukuosena, tai yra labai daug, turi būti labai didelė švara, yra labai daug visokių taisyklių, tu jas turi atitikti, tu negali ten atvažiuoti ir sugalvojusi kažką ten padaryti. Yra taisyklės, kurias tu turi atitikti. Ir kodėl aš dabar treniravau, sakykime, iki 6 ryto, ne? Todėl, kad ton šukuoseną reikia padaryti per 40 minučių. Vau, čia labai greta. Čia yra tiesiog toks dalykas, kad tu turi atidirbti ir išdirbti techniką, tu turi prieš tai susidaryti planą, tu turi turėti discipliną, tu turi žinoti, ko tu darysi ir tu namuose tu turi tiesiog šukauji, išsiplauni lėlį, išsidžiavini, ir vėl šukauji ir vėl arda. Nes tavo kiekvienas žingsnis turi turėti po vieną kartą. Tu pašukava, prisegė vienas kartas. Tu kažkokį padarė ornamentą, iškėlė sruogą, pridėti dar vienas kartas. Nes tai dėliuoti ir kažkom kurti nėra laiko, tu turi viskam jau pasiruošti. Ir kiek aš suprantu, tom procesą jūs steba, ne, teisėja, greičiausiai ne tik rezultatai, jūs jau esate vis laiko. Žinoma, tai yra viskas labai oficialu ir labai rimta. Tai yra aikštelė. Aikštelė yra paruošta darbo vieta, su veidrodžia, su visom įmanomu mane, sakykime, ten, ko reka netavėjai. Yra prižiūrėtoje, yra aikštelė atitverta nuo žiūrovų, kad nieks tau netrukdytų, nieks nemaišytų. Yra kas pasako startą, yra kas pasako, kad čia yra finišas. Aišku, kai tu išgirsti 3, 2, 1, rankas atitraukė, jeigu tu matai kažkokį kliurką, tu prie jos prisiliesti nebegali, jeigu tu palika kokį spelgą, tu jos ištraukti nebegali. Tai vien žodžiu viskas. Bet reiškia, pavyko užimti pirmą vietą. Sveikinu. Ačiū. Ir dar mačiau metų kirpėją, ten buvo irgi kažkokia nominacija, ar kažko aš sumaišiau. Taip, aš dalyvavau 2 rungtyse, ne, Prestiž galą užėmiau pirmą vietą, kaip komanda mes raudono kilimo įvaizdį užėmėm, trečią vietą. Ir matyti, todėl, kad užėmiau tiek daug tų laimėjimų, tai dar mane davė apdovanojimą ir metų kirpėją. Sveikinu. Tai čia toks buvo netikėts. Kažkaip nežinau, tose pirmose kategorijose, kur aš dalyvavau, kažkodėl aš atvažiavau žinodama, kad aš jau ten kažko nužymsiu. Kažkokį vietą aš jau tikėjausi, kad užimsiu. Bet kad metų kirpėja, tai visai aš nesitikėjau. Kokį mes talentą turėjom Plungė. Iš tikrųjų, Plungė yra labai stebuklingas kraštas, mes esame mažas miestis, bet tiek talentų sugebam jame turėti. Tai sveikinu, labai džiaugus. Tai va, tai aš irgi iš tikrųjų labai džiaugus, kai tavim pasteb daugiau už tavo darbus, negu už tai, kad kokius tu video, net ten linksmus. Palauk, dabar apie video pasirodo, čia yra tai ir jau būsima arba esama influencerė, kaip čia lietuvišką pavadinti tavim, nuomonės formuotoja, nes aš žiūrovam papasakosiu, kad tu keli labai tokius šmaikščius, sakykime, apie santykius vyrų, moterų. Papasakau, kaip tau kilta mintis, nes iš tikrųjų aš keletą žiūrėjau, galvoju, oho, čia drąsu ir kandė kartas į vieną kitą pusę. Kaip tau gimta mintis, pradėti dalintis, iš kur ta informacija? Iš tikrųjų, aš kokį ten pirmą ir antrą, trečią video esu buvusi kažkada įkėlusi ir anksčiau, tai dažniausiai būdavo kažkokios tai įdomios situacijos iš mano gyvenimo, iš mūsų, sakykime, gal bendrą gyvenimą, gal ir aplamai ir šeimose, ne. Bet nebijai dalintis asmeninės tokie dalykas per humoro prizmę. Jo, tai dalyka nėra tokia jau labai ir asmeninė, yra per humoro prizmę. Ir visų pirma, aš kai padarau kažkokį tai video, kai sukūriu, tai aš duodu perklausyti visų pirma savo šeimą. Aš duodu perklausyti savo sūnums, aš duodu perklausyti savo vyrau. Jeigu jie pasako, kad man viskas gera, kelk, tai aš tada ir kelu. Nes aišku, man ir svarbu
Čia tas video kėlėms į to internetą dabar yra toks, aš biškiau anksčiau ir anksčiau ne įkeldavau, sakykime, bet čia gal toks daugiau prisijaukinėms tos kameras, nes aš esu ne vien tik tų konkursų dalyvė, aš atstovauju ir graikų firmą Farkom, aš esu koloristė technologė, aš vedu seminarus, aš jau ir kitus galiu pamokinti savo žiniom pasidalinti. Tai tas viešus kalbėjimas truputėlį, tu turi kažkiek įvaldyti, tu turi turėti drąsos, labai daug žmonių bėja viešą kalbėti, ne? Tai tas viešus kalbėjimas, tai patigi Simona žina, ne, jeigu esi kažkur tai kūrusi prieš savim kamerą pasistačiusi, tai pirmį kartą atrodo, kad realiai tavęs nieks nemato, bet toks jausmas, kad tavim mato visus pasaulis ir tu dar ne vieną žodį nepasakė, uns jau tavim nuteisė, ne? Tai čia labai gerai. Tai pirmį kūrimą tai buvo, kad aš visą dainą kūriau ten kokį kelių sakinių video, kol aš ant sukarpiau, kol sumontavau, tai žinai, atrodo, ar rimta, jūs čia visi taip korot ir taip valandų jūs praleido, bet su kiekvienu tavo video aš pastebėjau, kad darosi vis drąsiau, vis lengviau ir ton žodį pasakyti, ir nesusimuntauti. Ir tos mintis ir idėjas, vis atėjo iš aplinkos, tiesiog kažkur su kiekviena klientė pajaukava, bejaukaudams, dar kažkur interpretava, dar kažkur sukūrė, nesakykėm. Tiesiog buvo kelias tokias situacijas, kur... Gal kažkur prisiminėm pasidalinti. Gal kažkaip, žinai, aš dabar šneku, aš šneku, žinai, apie tus meilužius, vyrus ir ten tas tokis neištikimybės. Nėra pas manis visas klientas, ten pelnas tų meilužių ir tų neištikimybių, ne. Ir sakykime, ten kažkoks tai vyras žiūrėdams, ne, ten tus monas sukurtus video, tegu negalvo, kad čia yra būtent konkrečiai apie jo žmoną. Nusiraminkit vyrą, ten be jūsų žmonos pas manis ten dar 200 kitų vyrų žmonas. Tai galbūt jūs ir... galite žvelgti, kad ta situacija kažkokia ir panašiai tavo situacija, bet patikėkit, visose šeimose ir viensi tas pats. Tikra, kiek pasiklausa moterų istorijų, arba jeigu tu stebi kitų šalių moterų kažkokius papasakojimus, ir ten tos problemas ir tos pačias. Tu gali pasijausti, kad čia šneka apie tavim, bet čia, žinokitės, visose šeimose tas yra. Man tiesiog buvo smagu. Pavyzdžiui, kai ten pas mums į kirpyklą moteris, mums jis smagu pasijaukti, pašnekėti, ne tai, kad apšnekėti žmogų, aš labai nemėgstu apšnekėti žmonių ir aš labai nemėgstu klientės, katros atėjusis bando iš tavęs ištraukti kitų moterų istorijas, sakykime, ten apkalbų lygmenyje. Mums patinka pačiai iš savęs pasijaukti, mums patinka tarpusavį dviese pasijaukti, tas laiks turbūt smagus. Ar teka susidurs kokios neigiamas komentaras, gal kokio kuriozė įvyka per tus tavo video šmaikščius, vyrą gal pakomentavo kokiai, ar viskas tiek palankiai? Aš nežinau, tiek man toks klausimas. Aišku, žinom, buvo ten keli tokie, sakykime, tai atsiliepimą, ar kaip čia pasakyti, tos nuomonės parašytos, tokių žmonių, kur aš, sakykime, jau į jų tą Facebook'o anketą, ten daugiau nieko nebuvo, tik tai jo nuotrauka, ne? Tai aš suprantu, kad čia yra arba, ką žinau, kas čia tokie virusą, ar ką panus turi pavadinti, žinau, šitai nekreipiu visišką dėmesį. Aišku, sakykime, gal pačiu pradžio, kai aš papasakojau ton video, kur sukūriau, kad čia mano vyras susirado meilužį ir ačiū Dievui, žinai, ten taip. Tai daug... Kaip ten baigės, ačiū Dievui? Ačiū Dievui, kad jums nebeparėtų, ta prasme, žinai. Tai kažkaip labai daug kas, gal aš neteisingai ištransliavau, kad čia yra, čia klientė mane tie pasakė, žinai, tai vis labai priėmė asmeniškai ir pagalvoju, kad čia ta prasme, Edit Kūn, tu čia dabar šneki, žinai, į kamerą apie savo vyrą, ką tu čia galvoji, bet aš galvoju, išsiklausykit gerai video, čia buvo, taigi ne apie mane, viskas gerai su mano vyru, yra ištransliuoju visą plungę. Tai va. Aišku, buvo keli pakvietimai į kavinį. Buvo kelias tokias replikas buvo, kad, tai tu melauji, sakau, Kūn, aš melauju, kad tu vyrai iška, tai kad aš neiškau tu vyrą. Tai gal čia būsima antrą karjerą? Gal prieš kameras, nežinau, kur gyvenėms? Matysim, tų idėjų yra visokių. O kokia dėtis tu kaip žmogus papasakok? Nes, karjera, tai karjera, aš suprantu, kad ambicinga, aktyvi, siekianti tikslų. Auganti, o patika asmenybė kokiais? Papasakok biškėlį. Patika asmenybė, žinai, aš patika asmenybė, negaliu tau pasakyti taip vienapusišką. Nes labai daug žmonių apie manim daug galėtų papasakoti. O patika apgalvoju, o tu patika apgalvoju. O patika aš galvoju.
patika asmenybė. Nu, visų pirma, aš galvoju, kad esu lengva priimant iššūkius. Nu, vat lengva. Mane nėra, jeigu mane kažkam pasiūlo, aš negalvoju ilgą, aš anus lengva priimu. Nes kai tu priimi kažkokį iššūkį, tu iš tikrųjų patiri labai didelį diskomfortą. Tu turi išėti iš savo komforto zonos maksimalią kartą, ne? Bet šitoj vietoj tu savim sulauža tiek, kad mažesniai kažkokioje situacijoje, nu, tu net nepastebi, kad čia diskomfortas kažkoks, nu, tu tiesiog, kai tas labai jautas. Nu, aš nežinau, aš esu komunikabili, aš esu lengva bendraujanti. Iš tikrųjų, nėra seminarą buvę, kad aš, nu, grįžus nesusiraščiau kažkokių pažinčių, kad aš, sakykime, nesutikčiau kažkokių naujų žmonių, neužmėgščiau bendravimą, kontaktą, dar ko norintas, aš esu bendraujanti. Šiaip, nu, aš mėgstu kažką labai daug dalykų pateikti per jauką prizmę. Gal tai jauka, nu, gal ne visuomet tai tokiai bunčina, kad gal kiti nesuprant mano to jauką, bet jau kas mane pažįst, nu, jau suprant, ir prie to mano jauką jau prisijungia ir gaudasi testinumas truputėlį tų visų jaukų. Nu, aišku, aš mėgstu gyvenimą, aš mėgstu keliauti, aš mėgstu dirbti. Dirbti aš tikrai mėgstu, čia nie tas mano darbas, tai daug valandų, kad čia, žinau. Bet aš neskaitau to, žinau, blogą savybę, nes kai tu esi darboholikas, kaip sakant, yra ir grįžtamasis kažkoks tai dalykas, ne? Nu, visų pirma, grįžtamasis tai yra per pinigus, per žmonės, per klientus, per darbą, per... Nu, aš nemėgstu tų vietveidno veito. Man labai greta viskas nusibost. Ne tai, kad viskas nusibost, bet... Aš dirbu labai daug darbų. Aš dirbu labai daug tokių įvairių mažų kažkokių projektėlių, dar kažko. Nu, va šiandieną, sakykime, dabar aš buvau 3 dienas seminarį. Mes ruošėmės šias metas į Paryžių, mes ir vėl važiausim spalio mėnesį, 3 kartą važiausim į pasaulio čempionatą. Tai mes anims ruošėmės, va 3 dienas mokėmės, tai va šiandien aš pastaviusi, vis atvažiavusi, per visą savaitę aš čia dabar dirbsiu. Kitą savaitę aš išvažiuoju į Graikiją į mokymus, iš Graikijos grįžu, aš vėl dirbsiu. Paskui aš turėsiu pravesti seminarą Vilniuje, paskui vėl dirbsiu, paskiau dar kokį nors turėsim seminarą, kokį stovyklą. Tai labai aktyvi ir pozityvi asmenybė. Nu, man dėin turbūt užimti. Ir pabaigai, Edit, aš vis laiką su pašnekovas sakom, nu, ko tu norėtum palinkėti žiūrovam, mumis stebi įvairiausių amžiaus, iš įvairių miestų, ne tik iš Plungės, iš visus Lietuvos, ko norėtum ar palinkėti, ar kažko pasidalinti. Gal tu ir kažko įkimė? Nu, aš nežinau, tas palinkėjams, tai tu tiesiog, galbūt pastebėjams vien būtų mane. Sakykime, va, tu saka, tai esi darboholikė. Bet ta mes biški truputėlį, ta senesnė karta, nu, mes visi esam darboholika. Bet mes ir turėjom kažkokių tokių, pasiekimų labai fainų per darbą, nes, nu, tai ir parodo tavo asmeninį, kun tu sugebėjai padaryti ir sukurti toks tavo asmeninis, ne? Ir sakykime, nes pavyzdžiui, vatiems pasaulio čempionatams, aišku, aš treniruoju su komanda ir su trenerės. Lietuvos čempionate aš pasiruošiau ir užėmiau 1 vietą be trenerių ir iš asmeninės patirties, nesakykime. Tai ko aš pastebiu iš jaunims dabar iš tikrųjų ir linkis daugiau pramogauti ir keliauti. Aišku, visų pirma, tai galbūt yra iš tėvelių finansų, ne? Aišku, yra ir iš jų pačių galbūt finansų. Ar ne tie bemok siekti savo tame darbe tų tokių rezultatų, kad per darbą atėtų kažkokį rezultatą, aš nebežinau, ar ne tie bir linkis siekti, nes jie dažniausiai dabar kažkodėl mėgsta pramogauti ir keliauti. Tai galbūt truputėlį tas old school, kaip čia pasakyti, senoji mokykla, tas mūsų, jau kaip sako, ne jau jūs esate senamadiški, bet tas nėra bloga, tas ir gera. Nes vis tiek tas toks darbas, per darbą siekti, kaip čia pasakyti, siekti rezultatą per darbą savo profesiją, uns atneš labai daug teigiamų dalykų. Tos kelionės irgi ir fainė, pavyzdžiui, pas žmonės gyvenime yra ta situacija tokia, kad, aš jau perės, o ne unčiai mylimių dalykų. Prašau. Sakykime, pas žmonės gyvenime situacija yra tokia, mano vyras, unsa nemėgst keliauti, nesakykime. Gal uns mėgtom keliauti, bet gal nerond laiką ar finansų ar kažko, o aš labai mėgstu keliauti. Tai aš savo darbą ir sujungiau su kelionėm. Aš apvažiavau labai daug pasaulio, iš tikrųjų šalių per kelionis. Tai aš skaityk, irgi Graikijoje užėmus 4 vietą, aš Armėnijoje užėmusi 1 ir 2 vietą. Va, tu reikia pradėti. Tu reikia pradėti.
Nu, iš tikrųjų, ta asociacija, sakykime, yra labai geras dalykas tiesiog tam grožio specialistų plėsteis ir žmonėms tiesiog neužsidaryti savyje, savo kažkokią mažą ratį, nes kol aš galvojau, kada aš veina pati galiu pakeisti pasaulį, aš labai sugaišau daug metų. Nu, tokie, žinai, kapščiaus pati savo kažkokiam ten sriubos katilį vyriau ir atrodo, jau kažko aš čia parodysiu, tonkontų parodo, pasirodo, nu čia nieko tu per daug neparodė, bet, nu, reikia nebijoti jungtis į komandas, į organizacijas, nu, nesistengti būti vienam pačiam, geram tokiam specialistas pats savo, ne. Tai kai aš įsijungiau į asociaciją, kai aš įsijungiau į komandą, nu, tai man vis pasaulis atsivėrė. Tai palauk, tai kur toliau, kokios tos galimybės? Plungė tebesi? Oi, tos galimybės. Kur toliau? Kaip tau, ar tau ta lokacija tinka? Gali iš Plungės keliauti, gal tau reikia kažkur kraustytis? Aišku, Simona pakeitus lokaciją, galbūt ir dar labai daug dalykų pasikeistom. Gal netgi sakykime, kad daug dalykų pasikeistom ir reikėtų man ton lokaciją nepakeisti. Bet, čia monoma. Čia mano klientis, kažkaip kitą kartą tie atrodo, žinot, dabar mano klientis truputėlį rytoj sunerimus, sako, gal tu čia mūsų nepaliks ir neišvažiausi dar kur norintas. Man patinka išvažiuoti į konkursus, į keliones pakeliauti, kol kas darbą veitą keisti, aš nežinau, ar aš, gal pati darbą veitą kaip lokacija, kur aš dabar dirbu, gal norėčiau praplėsti, padidinti, bet ar pati miestą pakeisti, aš nežinau. Mano galbūt ta svajonė kaip tik ta buvo, kad tam pasaulyje aš galėčiau įgyti daug visokių gerų dalykų, naujovių tendencijų ir kaip tik parvežti į mūsų miestą. Super. Kad mūsų miesto, mūsų meistrams ton dalyką parodyti ir pademonstruoti. Tai kažką paštiek labiau. Labai tau gražus altruistinis nors, ačiū tau, kad tu Plungį didini, skleidi ir ačiū už tau nuoširdum, Edita. Prašau. Oi, dar kartą.